Nu ką, bičiuliai, pirmas šios dienos variantas Škoda Octavia. Baltas perliukas. Visus mūsų automobilius rasite kaip visada autobrokeris.com svetainėje. Užeikite, pasidairykite, galbūt kažką išsirinksite. Na ir būtinai, bičiuliai, būtinai pasispausite sekti mūsų socialinius tinklus. Važiuojam autobrokeris, Facebook, Instagramą arba TikToką, kaip sakant, kas kur žiūrite mus, kam kur patogiau, tam, kad kai gauname gerus variantus, jų nepražiopsuotumėt, jūs visą laiką pamatytumėt, nes galbūt gavome, kaip sakant, jūsų svajonių automobilį, ilgai lauktą ir ieškotą. Nu, o dabar einam prie temos, bičiuliai, tai Škoda Octavia, kaip sakiau, 2020 metų 12 mėnesio, 1,4 litro 110 kW benzinas elektra, įkraunamas hybridas. Įkraunamas hybridukas, iš komplektacijos, ką turim, tai partronikus priekyje gale, turime distroniką, atstumo palaikymą, susidūrimo prevenciją. Štai, čia kišas įkrovimo laidukas, turi kylesą, turi galinio vaizdo kamerą. Štai, bagažinės lifto neturi dėja, būtų labai geras dalykas, nu bet yra kaip yra. Laidai visą kitą įkrovimui, turi taip pat nuėmamą kablį, kam aktualu. Taip, toliau pasižiūrėkim ką. Originaliai tonuoti langiukai, čia tokios apdailos, medžiaginis juodas saloniukas su štai tokiais pilkais raštais. USB išvestis gale. Taip, ką dar turim? Pritemstančius veidrodėlius šoninius, čia viskas elektra. Taip, vairuotojo sėdynė atrodo štai kaip. Čia išlindė siūliukai keli. Daugiau visur viskas gražu. Čia irgi viskas tvarkingai. Apdailos visa kita. Didelė multimedija, navigacija, visi kiti bairiai, šildomos sėdynės, klima kondicionierius, vieta pasikrauti telefonui, automačiukas. Štai kaip atrodo, bam bam, bim bim. Mėtai savo viską, ką čia turim. Podėlių laikikliai, autoholdas, beraktis užvedimas, keli raktelių komplektai, automatinės šviesos, pilnai LED skidelis, linijų palaikymas, ženklų atpažinimas. Tai va tokia Octavia, kaip sakant, patikrinkim. Kaukė. Nu, turėsit kaukę, akinių dėja nepaliko. Tai vat, tokia Octavia, kaip sakant, jūsų dėmesiui. Metai geri, rida 185 000 kilometrų, kilometrai tikri, viskas tvarkoj. Kuro, kaip matau, tiksliau, baterijos pusė dar, o pačio kuro netoli pusė bako. Tai va, tokia Octavia, važiuoja maloniai, viskas tvarkoj, po kapotu viskas švaru, gražu, jokių, kaip sakant, problemėlių ar kažko tokio. Domina toks variantas, skambykit, rašykit, atvažiuokit, apsižiūrėsit. Šitos Octavijos kaina, bičiuliai, 14 900 euriukų. Dar kainelę kažkiek pasidarėsim, tai yra nėra galutinė, taip kad jeigu domina, Vyšnių gatvė 2 Lukšiai, Šiaulių rajonas, atvažiuokit, apsižiūrėsit ir, kaip sakant, pasibandysit, pasimatuosit, jeigu tiks ir patiks, įsigysit tokį automobilį. Kaip sakiau, balta perliuko spalva, ne visiškai balta, kaip sakant, šaldytuvo, o perliuko. Kainą pasakiau, informaciją visą susakiau, važiuojam autobrokeris Facebook'e arba Instagram'e, su mumis galite susiekti dėl šito automobilio ar dėl bet kurio kito, kurį turime aikštelėje, arba nurodytas telefono numeris virš mano galvos. Skambykit, viską susitarsim. Šiam automobiliui taip pat galimas finansavimas, 4,5% metinės palūkanos, jokių absoliučiai Euriborų ir kitų nesąmonių. Savininkas esate jūs, ne bankas, taip kad viskas padaryta tam ir taip, kad jums nenumautumėm kelnių ir važinėtumėm su savo svajonių automobiliu. Ačiū visiems už dėmesį, bičiuliai. Šiandien dar susitiksim ne kartą, taip kad neužmirškite sekti mūsų socialinių tinklų ir nepraleiskit naujų variantų. Iki.